Tvari mada – tai drabužių pramonės ateitis. Dizaineris derina aistrą madai ir atsakomybę. Šie dizaineriai kuria drabužius, kurie yra ne tik estetiškai patrauklus, bet ir gaminami taip, kad kuo labiau sumažintų neigiamą poveikį aplinkai nuo medžiagų įsigijimo iki jų utilizavimo. Tvarios mados dizainerio darbas neapsiriboja drabužių kūrimu. Jis apima sąmoningą medžiagų, darančių minimalų poveikį aplinkai atranką. Dizaineriai tyria turimus išteklius, renkasi ekologiškus audinius ir bendradarbiauja su tiekėjais, kurie laikosi sąžiningos prekybos principo. Jų misija – kurti drabužius, kurie ne tik puikiai atrodo, bet ir atitinka aukščiausius ekologinius standartus. Tvarios mados dizainerio kūrėjo karjera suteikia galimybę daryti apčiuopiamą poveikį drabužių pramoniai. Vidutinis atlyginimas šioje srityje svyruoja nuo 50 iki 80 tūkstančių JAV dolerių per metus ir didėja priklausomai nuo patirties. Didėjanti tvarios mados paklausa užtikrina stabilų darbą ir galimybę dirbti su pirmaujančiais mados prekių ženklais, siekiančiais mažinti anglies dvideginio pėdsaką. Norint sėkmingai dirbti tvarios mados dizainerių, būtini šie įgūdžiai: žinios apie tvarias medžiagas, ekologiškų medžiagų pasirinkimas, etiška gamybos praktika, sąžiningos prekybos ir socialinės atsakomybės principų laikymasis, gyvavimo ciklo analizė, drabužių poveikio aplinkai vertinimas kiekviename etape ir dizaino patirtis. Tvarios mados dizaineris – tai ateities profesija, kurioje novatoriškas požiūris į madą derinamas su rūpinimuisi gamta. Jų darbo dėka vis daugiau žmonių gali įsigyti drabužių, kurie yra draugiški planetai ir palaiko tvarų vystymąsi. Prisijunkite prie tvarios mados dizainerių bendruomenės ir padėkite pakeisti mados pramonę. Rinkitės karjerą, kuri naudinga jums, vartotojams ir aplinkai.